O štai dėl nacionalinio stadiono statybų sostinės valdybėje vyriausybė pateikė ultimatumą. Ministras pirmininkas pareiškė, kad kol nebus skaidrių sutarčių ir nebus aiškiai nurodyta statybų kaina, vyriausybė mokesčių mokėtojų pinigais nesišvaistys ir statybų nerems. Apie tai Ritos Gečiūnaitės pasakojimas. Nacionalinio stadiono statybų istorijoje vyriausybė reikalauja aiškumo ir skaidrumo. Įtartino sostinės savivaldybės sutartis vis dar nepasiekė ministro pirmininko Gedimino Kirkilo stalo, tačiau jis neskuba lengva ranka dalyti pinigų. Kada bus visus klausimus, tame skaičiu techninius, į procedūrinius, į kai kurie ir prokuratūrai, kaip žinot, apskusti, vyriausybės atstovų atsakys ir bus sutarti su rangovu, kuriam bus aiškiai pasakyta, kokia suma ir kada bus pastatyta, tada bus skirti pinigai. Sostinės meras Juozas Imbrasas pripažįsta, kad sutartys su rangovais įmonė veikmė tikrai neaiškios, tačiau mero ir jo pavaduotojo vicemero Evaldo Lementausko teiginiai dėl sudarytų sutarčių skiriasi. Pinigai rezervuoti, pinigai yra, jų ieškoti nereikia, privačiam fonde jie padėti guli. Mes pateikėm sutartį pirmam etapui su rangovu ir pinigai iš karto. Pirmiausia, mes norime gauti pinigus iš vyriausybės, pradėti statybas ir be abejonės kitų etapų ieškosime operatorius, kuris galėtų operuoti stadioną, kai jis jau bus pastatytas. Skelbiama skandalingų nacionalinio stadiono statybų kaina 370 milijonų litų. Tačiau statybų rangovai įmonė veikmė tikina, kad kiekviena darbų nevykdymo diena jiems atneša po 10 000 litų nuostolių. Vyriausybės nepalenkia net ir šie faktai. Premjero teigimu, kol savivaldybė ir rangovai nepateiks aiškių sutarčių, tol mokesčių mokėtojų pinigai švaistomasi nebus. Dėl nacionalinio stadiono statybų skaidrumo vyriausybėje ir toliau sklando nepasitikėjimo šešėlis. 5 kanalo žinioms Rita Gečiūnaitė ir Česlovas Šukaitis.